Sveiki visi radioelektronikos mėgėjai. Šiandien mes pabandysim pasigaminti itin aukštos kokybės sterijos stiprintuvą ausinėms vos iš 4 tranzistorių. Taip pat išmoksime naudotis dažnių generatorium, oscilografu ir sudalyvausim naujo prietaiso unboxinge. Taigi dabar išsivirkim arbatėlės ir kavos ir pradėsim konstruoti mūsų stiprintuvą. Na, o kad gautumėm štai tokį rezultatą, mums reikės nusipiešti schemą. Dabar pabandysim nupiešti schemą, kaip jinai turi atrodyti. Aišku, labai daug tokio stiprintuvo schemų galima surasti internete. Tačiau išbandžiau gal kokias 5 schemas, nė viena iš jų neveikia. Arba buvo pridėta papildomų tranzistorių, kurie visai nereikalingi, o kai kuriuose schemose net netitiko įtampa, o man reikalinga 3 voltų įtampa. Taigi teko truputį modifikuoti schemą ir dabar pasižiūrėkim, kas iš to išėjo. Čia mes turim signalo įėjimą. Aišku, per kondensatorių 1 mikrofaradas. Tai gali būti plėvelinis kondensatorius, tai gali būti elektrolitinis kondensatorius, jokio skirtumo. Čia pastatom varžą 10 kilomų. Būtent su tokiais varžų nominalais šitas stiprintuvas dirba geriausiai. Toliau reikia pagalvoti. Čia dabar mes turim eiti tiesiai į tranzistoriaus NPN tranzistoriaus bazę. Štai NPN tranzistorius. Aišku, čia paliksim šiek tiek vietos. Čia dar viena varža turės būti. Bet dabar pirmiausia bazę nusivedam į groundą. Šita varža yra 100 kilomų. Toliau iš čia reikalinga dar viena varža. Taip. Ir jinai yra 47 kilomų. Varža. Toliau iš tranzistoriaus emiterio mes turim signalą vėl nusigroundint. Čia vėl reikalinga varža. Ir tai yra 470 ohmų. Kol kas aš radau tokį aukso vidurį ir šitas stiprintuvas dirba su tokiu aukso viduriuku. Čia vat toliau eina. Čia jau bus išėjimas realiai, bet dar reikia vieno tranzistoriaus. Čia susijungti nepamirštam, čia susijungti nepamirštam, čia nesijungiam. Taip, emiteris paduotas, dabar einam į kolektorių. Iš kolektoriaus mes turim išsivesti vėl vieną varžą ir paraleliai vėl nuosekliai kitą varžą. Ir va čia jau bus mūsų įtampa VCC 3 voltai. Pliusas, aišku. Čia yra pliusas, čia yra minusas. Mums iš kolektoriaus jau reikia signalo į kito tranzistoriaus bazę, vėl NPN tranzistorius. Iš emiterio mes jungiamės tiesiai prie signalo išėjimo. Aišku, dar reikia varžos. Čia atitaikiau 100 ohmų. Aišku, galima čia didesnę varžą dėti, priklauso nuo jūsų ausinių, bet 100 ohmų varža čia dirba pačiu didžiausiu galingumu. Aišku, galima 220 ohmų dėti. Bet šiuo atveju 100 ohmų čia yra mažiausiai iškraipimai prie galingo signalo įėjimo. Čia mes galim paduoti net 400 mV. Galim užrašyti, kad 400 mV max čia bus. Maksimumą, ką galima. Čia prie 1 kHz. Nors nesvarbu, čia aš bandžiau. Paskui pasijungsim signalo generatorių ir pasižiūrėsim viską oscilografe, kad jūs įsitikintumėt, kad čia tikrai nėra iškraipimų. Na, jau nuo 500 mV prasideda iškraipimai įėjime. Bet čia jau, aišku, vėl galima keisti varžą šitą 10 kilomų, bet tada stiprintuvas neteks savo stiprinimo koeficiento. Tai 10 kilomų šiuo atveju šitoje vietoje yra gera varža. Mes susitvarkyti turim su filtravimu grįžtamo ryšio. Tai va čia mes turim pastatyti būtinai elektrolitinį kondensatorių šitoje vietoje ir susijungti su
šita vieta. Ir pliusas mūsų dabar jau yra viršui. Va čia pliusas bus. Taip, šitas kondensatorius 100 mikrofaradų. Čia buvo originalioj schemoje padaryta varža. Nevelnio, šitas neveikia. Jeigu čia stovi varža, tranzistorius neveikia, jis neatsidaro. Todėl aš taikiau įvairius varžų nominalus, pagaliau priejau prie 10 ohmų varžos, paskui prie 3 ohmų varžos ir nusprendžiau, kad čia šitoj vietoj tranzistorius visiškai nekaista, apkrovos čia jokios nėra, galim drąsiai į VCC ir viskas, plus 3 voltai. Jeigu aš išbandžiau ir 5 voltų įtampą, čia nieko tam tranzistoriui neatsitiks. Kas dėl tranzistorių, tai tranzistoriai yra BC. Ir jau šitam ūdmeistriui užkrito, dabar reikia pasižiūrėti man. BC 239B. Tokius tranzistorius galite rasti senoji audio aparatūroje. Čia kaip tik yra iš operacinių stiprintuvų senos aparatūros, daug tranzistorių tokių turiu, jie labai gerai veikia, jie labai gerai susigroja, ypač į stiprintuvus. Jie veikia mažom įtampom, jeigu reikia pasidaryti kažkokį tai ausinių stiprintuvą, pirminį stiprintuvą. Šitie tranzistoriai man labai gražiai susigrojo, labai maži iškraipimai, maži triukšmai, 2 mažiukai ir štai visas mūsų šitas stiprintuvas yra čia surinktas jau. Pilnai veikiantis stiprintuvas. Praktiškai ir viskas, šito stiprintuvo prototipas jau padarytas. Dabar dar lieka susitvarkyti su šitom varžom. Čia bus 1 kilomas varža, o šita varža yra 4,7 kilomo. Ir dar ne viskas, dar mes maitinime turim būtinai pastatyti elektrolitinį kondensatorių 470 mikrofaradų. Štai į groundą, kad nejungčiau į bendrą schemą, tai aš nupaišysiu taip, kad čia yra pliusas 470 mikrofaradų kondensatorius dar turi būti. Manau, schema pakankamai aiški, jeigu darom čia ekraną, tai ekranas tiesiai į groundą, taip. Štai antras gniptas, tai aišku, į ekraną paduodam minusą, į VCC, visur kur rodiklės į VCC, paduodam plus 3 voltai. Viskas, čia yra išėjimas, vėlgi išėjimas iš groundo, štai išėjimas į ausinės, į vieno kanalo ausinės. Lygiai paraleliai tokį patį stiprintuvą padarom ir kitam kanalui. Ir šitie 2 stiprintuvai jau yra stereo stiprintuvas. Aišku, mes dar modifikuosim, pastatysim va čia potenciometrus vietoj 10 kilomų varžos ir čia dar reikės manipuliuoti potenciometrais, kadangi galima bus lygiai reguliuotis garso. Gal net ir balansą dar pasidarysim paskui. Bet va tokia principinė schema šito stiprintuvo, kuris gali dirbti ir 3, ir 5 voltais. Viskas bus netrukus, viską netrukus pamatysit. O prieš pateikiant galutinę schemą ant popieriaus lapo, dar reikėtų susitvarkyti su pačiu signalo įėjimu. Čia jau parodau stereo signalo įėjimą. Nuo paties kištuko jungiame per 10 kilomų varžą, tada statome potenciometrą, taip pat 10 kilomų. O čia jau jums matytas kondensatorius 1 mikrofaradas, čia jau bus mūsų pradžia stiprintuvo, kurio schemą ką tik matėte. Kaip ir minėjau, potenciometras 10 kilomų. O štai čia dešinio kanalo groundas ir pats dešinysis kanalas. Toliau piešiam kairįjį kanalą. Viskas identiškai, varžos turi būti identiškos. Mano stiprintuvė 10 kilomų potenciometras nebus dvigubas, tai bus 2 potenciometrai kiekvienam kanalui atskirai. Dėl ko aš jums rodau šią stereo komutacijos pradžią. Ogi tam, kad tarp šitų 2 kanalų įėjimų mes pastatytumėm perjungiklį, kuris perjungtų stereo, mono ir pseudo stereo. Tuoj paaiškinsiu, kam to reikia. Tai bus 3 padėčių jungiklis. Pirmuoju jungiklio kontaktu mes užtrumpiname kanalus per 1 kilomo varžą. Tokiu būdu stereo signalas dubliuojamas į 70% mono signalą. O trečias jungiklio kontaktas trumpinamas be jokios varžos.
Čia bus mūsų grynas mono signalas. Tokiu būdu ir gaunam savotišką mikšerį į ausines. Mono, stereo ir pseudostereo skirtą Amigos procesoriaus Paula išėjimui. Štai taip ir atrodo mūsų stereo stiprintuvo įėjimas. Ir štai pagaliau po begalės atliktų testų priešais jūsų akis tiksli šio ausinių stiprintuvo schema. Na, o man kažkas iš žiūrovų yra užsiminęs, kad pademonstruočiau bent preliminariai, ką galime nuveikti su dažnių generatoriumi, osilografu, kaip juos susijungti ir kaip padaryti pirmuosius testus, sakykim, stiprintuvui. Garso aparatūros derinimams atlikti rekomenduoju 2 kanalų dažnių generatorių ir 2 kanalų osilografą. Osilografas gali būti tiek analoginis, tiek skaitmeninis. Dabar per vidurį nusipiešiam mūsų pagamintą stiprintuvą ir jo 2 kanalų išėjimą sujungiam su osilografo įėjimu. Na, o dažnių generatorius reikalingas sukurti tam tikro tono garso signalą, kurį paduosime į mūsų stiprintuvo įėjimą. Štai čia mūsų dažnių generatorius ir paduodam stereo signalą į mūsų stiprintuvą, kairį ir dešinį kanalą. Dabar tą pačią procedūrą pakartojam gyvai. Susijungiam osilografą, kairį kanalą ir dešinį kanalą. Tuo pat metu susijungiam ir dažnių generatorių. Iš dažnių generatoriaus paduodam signalą į mūsų stiprintuvą. O osilografo probas įjungiame į mūsų stiprintuvo išėjimą. Nepamirštam, kad stiprintuvo minusas yra groundas. Tokiu atveju visi groundai tiek osilografo, tiek generatoriaus ir tiek stiprintuvo turi būti sujungti tarpusavyje. Ir įjungiam osilografą. Jeigu naudojat analoginį osilografą, leiskit jam sušilti bent 15 minučių. Na, o mūsų stiprintuvą užmaitinam nuo 3 V ličio baterijos. Indikatorių šviečia, stiprintuvas veikia. Dabar dažnių generatoriuje nusistatome 1 kHz signalą, taip kad jis būtų sinchronizuotas ir antrame kanale. Tai yra, keičiant dažnį pirmajame kanale, lygiai taip pat turi dažnis keistis ir antrajame kanale vienodai. Lygiai tokia pati sinchronizacija turi būti ir su amplitude. Persijungiam į režimą amplitudę ir aktyvuojame abu dažnių generatoriaus kanalus. Štai indikatoriai užsidegė žaliai ir dabar jau dažnių generatorius generuoja mūsų signalą. Kada osilografas 2 kanalų režime, abiejų kanalų įėjimo rankenėlės turi būti GND padėtyje. Tokiu atveju mes negausime į osilografą pašalinių trukdžių ir galėsime drąsiai jį sukalibruoti. Linijas nusistatom paraleliai, kad vėliau galėtume identifikuoti skirtumus stereo signale. Stiprintuvo potenciometrus nustatome į maksimalią padėtį ir iš generatoriaus keldami amplitudę paduodame į stiprintuvą 1 kHz dažnį. Tikriausiai dar iš mokyklos laikų atsimenat, kas yra sinusoidė. Jeigu ne, jums tą sufleruoja dažnių generatorius. Tačiau ar tokia pati sinusoidė, kuri yra dažnių generatoriuje, dabar yra osilografe? Juk ne. Ir štai jums puikus pavyzdys, kaip osilografu iš karto pamatėme, kad stiprintuvas veikia blogai. Gerai veikiantis stiprintuvas turi atkurti lygiai tokį patį dažnį, kokį mes matome ir dažnių generatoriuje. Sinusoidė turi būti lygi, be jokių išpešiojimų ar iškraipimų. Keliant garso signalo lygį generatoriuje, lygiai taip paraleliai turi kilti ir sinusoidės osilografo ekrane. Taip pat neturi būti matomas ir skirtumas tarp kanalų. Tačiau kasgi atsitiko mūsų stiprintuvui, kad vietoj lygios gražios sinusoidės mes matom kažkokius tai trikampius, kalnus. Jeigu dabar tokiu stiprintuvu paklausytume muzikos, ji būtų labai iškraipoma. O stiprintuvas veikia netinkamai dėl to, kad mes neįjungiame ausinių. Taigi dabar jau žinome, kad atliekant bet kokio stiprintuvo matavimus, stiprintuvo išėjime turi būti būtinai įjungta apkrova, arba garsiakalbiai, arba speciali apkrova. Testas buvo atliktas su skirtingų varžų ausinėmis, finale rezultatas išliko tas pats. Ir štai matom, kokia graži sinusoidė. Štai čia grafikas užlinksta. Matomas iškraipimas, o dėl to, kad mūsų stiprintuvas jau klipuoja, nes iš generatoriaus gavo 500 mV. Taigi, kaip ir minėjau, šiam stiprintuvui nustatytas maksimumas 400 mV. Osilografo ekrane taip pat galime pamatyti, ar mūsų potenciometrai neišdžiuvo. Štai matom, kaip išsipešioja amplitudė. Taip neturėtų būti. Reiškia, mūsų potenciometrai jau pavargo. O dabar po truputį pradedame keisti dažnį. Kilsime nuo 1 kHz į viršų.
Keičiant dažnį, sinusoidžių amplitudė turi būti vienoje vietoje, neturi nei didėti, nei mažėti. Štai mes net pasiekėme 30 kHz jau nebenaudojama garso ribą ir štai oscilografo ekrane netokiu dažniu amplitudė nekinta. Čia dar pasitikrinam ir 30 Hz, matom, kad oscilografo ekrane viskas gerai. Tačiau tai dar ne viskas. Kadangi mes naudojam stereo signalą, amplitudės tiek kairiajame, tiek dešiniajame kanale turi būti identiškos. Tai yra, jų viršūnės ir apačios turi būti identiškos ir statmenos viena kitai. Priešingu atveju amplitudės pasislinks ir mes turėsime ne fazę. Na, o mūsų stiprintuve yra fazė, ar ne? Yra. Viskas fazėje. Dviejų kanalų oscilografas turi XY režimą, kuriuo galima patikrinti, ar yra fazė ar ne. Ši linija pakrypusi 45 laipsnių kampu mums rodo, kad stiprintuvas veikia fazėje. Jeigu stiprintuvas veiktų ne fazėje, ši linija keičiant dažnį pamažu virstų ovalu. Tai jau būtų labai blogai. O dabar akivaizdžiai matome, kad prie bet kokio dažnio stiprintuvas veikia fazėje. Geriau nenorėk. Štai tokiu būdu atliekamas bet kokio audio stiprintuvo testas. Na, manau, bent kažkiek susidarėte nuomonę, kaip veikia dažnių generatorius ir oscilografas. Na, o visas kitas sudėtingesnės pamokas, kaip veikia skaitmeniniai oscilografai, jūs nesunkiai susirasite YouTube. Na, o aš tikriausiai jau trauksiu komponentus iš breadboardo ir juos integruosiu į PCB. Aišku, vėliau reiks pagaminti gerai ekranuotą dėžutę šiam stiprintuvui ir lizdus 2 AA tipo baterijoms. O dabar keliamės į unboxingą. Kasgi šitoj dėžiai gali būti? Tai paliksim šiek tiek intrigos ir atidarysim iš kitos pusės. Atidarysim iš kitos pusės, kad jūs nematytumėt, kas čia yra. Štai kažkas juodo ir gražaus. Tas juodas ir gražus turi ir kabelį štai tokį. Va, ir ne bet kokį, bet štai net su įžeminimu. Taip, kaip čia ištraukti, kad jūs pažiūrėtumėt. Jau taip ištrauksiu. Oi. Čia galėjo būti išduota, kas čia yra. O jeigu jums parodytumėm galinę sienelę, ar jūs atspėtumėt, kas čia yra? Ventiliatorius yra. Akylesni žiūrovai jau turbūt nuspėjo, kas čia yra. Gerai, nevyniojam į vatą. Štai čia yra laboratorinis maitinimo blokas. Taip, ir man jau iš karto sako, kad reikia šitą vatai nulupti. Čia yra ekrano apsauga. Dabar jis daug gražesnis. Na, tikiuosi, jis savo funkciją atliks puikiai. Juodas taškas, pažiūrim, ar yra juodas taškas. Ar čia juodataškis vis tik tai, ar ne? Na, ne, šį kartą jau yra mikroschemos. Pasirodo, šitas maitinimo blokas yra pats populiariausias pagal perkamumą. Ir jo reitingai labai aukšti. Ir kaina tikrai palyginus su bet kokiais ten laboratoriniais maitinimo blokais, tai tikrai yra maža. Svarbiausia mums pasižiūrėti, ar jis tiks mums prijungti prie stiprintuvų ir pasižiūrėti, ar jis netiduoda iš tinklo harmonikų į garso signalą. Aš nemanau, kad jis turi labai gerai padarytą tinklo filtrą, bet iš kištuko sprendžiant, kad jis yra prijungtas prie įžeminimo, vadinasi, tinklo filtras ten yra.
Taip, yra, aš kiek matau per groteles, yra tinklo filtras, yra droselis, yra kondensatoriai. Na, o kokia jo kokybė ir kaip jis veikia, mes galėsim pažiūrėti, kada testuosim va šį stiprintuvą. O dabar pasišviesinam kadrą ir pasijunkim šitą mažylį, nes jisai juodas kaip angliukas ir nieko visiškai dorai čia nesimato. Taip, dabar kas priede? Priede pridėta prie jo štai maitinimo laidai. Čia tik suspausta, neužlituota. Na va, šitoj vietoj galima truputį va čia uždėti lydmetalio, nepamaišytų. Nes tas toks apspaudimas man yra pakankamai nepatikimas. Pažiūrėsim, ar krokodilai yra aplituoti. Ne, krokodilai irgi va, nelituoti, irgi reikės užlituoti. Tai va, dėl patikimumo, vis tik tai čia yra maitinimo šaltinis. Čia aišku rašo 30 voltų ir 5 amperai maksimum, bet aš nemanau, kad jis tiek pajėgus. Mums duoti kokie 25-28 voltai, jam bus pats tas ir mes jau iki 4 amperų pakelsim ir daugiau nebekelsim, nes nors ir ne juodas taškas, bet jisai gali susvilt vos tik mes jį perkrausim. Aišku, jis turi turėti ir apsaugas nuo trumpo jungimosi, taigi mes jo taip jau nepleškinsim ant kažkokių tai labai didelių apkrovų. Nu ką, pasižiūrim, kaip jis veikia. Pradžiai mes nieko dar nejungsim, nes neaišku, kokia įtampa yra užstatyta gamykliškai. Kažkur tai mačiau, kad čia gali būti ir 15 voltų, tai jeigu mes jungsim 6 voltų lemputę, jinai perdegs. Tai mes taip nerizikuosim. Va taip gal atsuksim, bus geriau matyti. Jungiam power. O, čia man patinka. Tvirtai įsikiša. Na ką, pabandysim. Baltas ekranas. Aišku, skaičiai mirga šiek tiek, kamera to nepastebi, bet yra mirgėjimas. Na ir ką aš sakiau, 5 amperai, 31 voltas užstatytas, tai čia kas? Tai čia, jeigu mes norim ką nors supleškint, labai sveikintinas variantas, kad mes galim nustatyti įtampą ir amperažą, bet dar nepaduoti į išėjimą. O čia yra toksai stebuklingas mygtukas, kuris gelbsti. Jeigu mes jį paspausim, tik tai tada mes turėsim krokodiluose. Dabar šiuo metu krokodiluose nieko nėra. Tai čia tokia apsauga padaryta ir labai gerai, kad jinai padaryta. Mes galim iškart pakeitus įtampas, tik tai kada tik norim paduoti tą įtampą į krokodilus. Pirmoji rankenėlė reguliuoja įtampą, antra rankenėlė reguliuoja srovę. Štai mes galime keisti tiek skaičius po kablelio, tiek per kablelį, ten turbūt reikia tik tai paspausti. Va, paspaudžiat ir jau galit keisti įtampą. Ir 10-osios, ir 100-osios, tai čia gerai, 3 voltai. Ir srovės mums reikia kokios? – 300 miliamperų. O tokia srovė mums reikalinga va tokiai va 6 voltų lemputei. Nu, pažiūrėkime. Spaudžiam output ir žiūrim, ar lemputė švies. O, štai, matot, lemputė šviečia. Taip, čia yra 3 voltai ir 300 miliamperų. O dabar mes matom momentinį vartojimą šitos lemputės. Matom, kad jinai vartoja beveik pusę vato ir 164 miliamperus. Padidinus srovę, padidinam ir štai 300 miliamperų ir mes galim įtampą keltis iki 6 voltų. Va, tiek, kiek ir priklauso.
O dabar maitinimo blokas keliauja į jam numatytą vietą ir pažiūrėsim, ar jis atiduoda harmonikas į garso signalą. Taigi vėl prisijungiame mūsų stiprintuvą, tik šį kartą įtampą jam paduosim iš mūsų maitinimo bloko, o ne iš ličio baterijos. Turint tokį maitinimo bloką, mums nebereikia sukti galvos ir nuosekliai stiprintuvo, nebereikia prijunginėti testerių, miliampermetrų, kad mes pamatuotumėm jo imamą srovę. Visas įtampas ir energijos sąnaudas pamatysime tiesiog maitinimo bloko ekrane. Štai maitinimą jau prisijungsime ir signalo generatorių ir atliksime tą patį jau matytą testą. Tik šį kartą stebėsime pačią sinusoidę. Prijungus bet kokį impulsinį maitinimo bloką dėl jo aukšto dažnumo transformatoriaus dažnai stiprintuvė girdimas fonas, o oscilografas mums rodo nelygę ir išsipešiojusią sinusoidę. Tai yra visiškai normalus reiškinys, todėl papildomai į stiprintuvą įmontuojami filtrai. Kadangi mūsų stiprintuvas bus maitinamas tik baterijomis, jokių filtrų dėti nereikia. Na, o kai bus mūsų atveju, tuoj pamatysim. Įsijungiam vėl dažnių generatorių, oscilografą ir šį kartą testuojame mūsų stiprintuvą iš ką tik atkeliavusio naujo maitinimo bloko. Kai viskas sujungta ir nustatyta, maitinimo bloką kalibruoju 3 voltais ir 20 mA. Pažiūrėsim, ką jis pasakys. Jungiam output ir maitinimo blokas pasileidžia. Dabar kraunasi kondensatoriai, 20 mA rodo, kad neužtenka, o kondensatoriams pasikrovus mūsų stiprintuvas naudoja tik 10–11 mA. Tai praktiškai labai ekonomiškas stiprintuvas. Ir štai galutinis testas parodė, kad yra šioks toks fonas iš tinklo. Aišku, stiprintuvas dar neekranuotas, o mūsų maitinimo blokas susitvarkė puikiai. Na, o dabar užteks cypintis, griebiam ausines ir gyvai pasiklausysim, kaip skamba šis stiprintuvas. Na, o šioje pirmoje dalyje tiek, kol kas sakau iki ir palieku jūs su legendiniu ansambliu Kopų balsai. Beje, iškraipimus, kuriuos išgirsite, sukelia ne stiprintuvas, o originali plokštelės matrica. Gero klausymo ir iki. Viskas mums atrodo šiandien šypsosi. Dievai parimo gėlės, meilei, meilei, meilei. Koks puikus, koks šventas jausmas valdo mus. Noris pakelt lik saulės, meilė, meilė, meilė. Snaustoj tyloj vasaros vakaras, beržas palenks pumpurų ašaras, tuoj sublizgės danguj perlų mėnulis. Skrisk dainon, nebijo malda nešinas. Jausme galingas mano, meilei, meilei, meilei. Tokį vakarą skrenda svaja pas tave, ar tu jauti ją? Eikim pasitikt laimės bendros. Savo laimės vergai būna žmonės, jie jinai yra didinga. Jei gani jai viską paukų, tu šalia tau daina kužda sutemos. Tik paklausyk dainuoja, meilei, meilei, meilei. Snaustoj tyloj vasaros vakaras, beržas palenks pumpurų ašaras, tuoj sublizgės danguj perlų mėnulis. Skrisk dainon,
nepigia malda nešinas. Jausme galingas mano, meilei, meilei, meilei,